Labas rytas visiems. Na va, grįžau namo. Kaip sakant, fainai yra vykti į kelionę, bet taip pat fainai yra grįžti ir namo. Tai dabar apeidinėju. Apeidinėju sodybą, žiūriu kaip čia kas. Ir dabar šiandieną laukia toksai nemažas darbas, tai sutvarkyti biteles. Kadangi medus paskutinį kartą buvo suktas prieš 1,5 mėnesio, tai man labai įdomu, kaip jos ten gyveno be manęs. Aš jums parodysiu savo bityną. Gaidys va gieda. Ir taip kiekvieną rytą. 6 valandą. Va. Čia yra mano bitynas, kurį aš šiandien tvarkysiu. Čia įprastai žolė būna visur nupjauta, bet šiek tiek dabar paaugo, nes dabar prižiūrėjo kaimynas kelis kartus žolę pjovė. Tai truputėlį apaugo. Tai va, tai reikės tuo pačiu ir žolę nupjauti, nes per vasarą pjovė kelis kartus, labai buvo, taip sausa buvo, tai čia taip neužaugo jinai smarkiai. Nu ką, reikia pabiškį paruošti dūminę. Dūminę reikia paruošti. Bet jaučiu, kad... Ai, ne, viskas gerai, čia kartais būna labai daug smalos, tai reikia ją tiesiog va, su tokiu šepečiu čia pragramdai ir gerai, nes tos užanka akis. O, čia yra dar likę dūlio, likę iš praeito karto, įdėsim šiek tiek šviežio dūlio ir užkursim dūminę. Dūminė jau paruošta. Su pilna ekipiruotė. Žygiuojam pas biteles. Jo, apsirengiu taip biškį ir stolesnį tokį bliuzoną, kadangi rudenėjant bitės tampa vis piktesnės, nes įsivaizduokit, jos prisineša žiemai savo maisto, o aš tą maistą atimu iš jų. Nors aš paskui jas pamaitinsiu kitų maistų, bet jau čia jom menkas malonumas, tai jos būna labai piktos. Tai jau tai pasiruošiau dūminę, dūlio pridėjau, kad dūmintų normaliai. Ir dabar pasižiūrėsim, koks ten vaizdas, nes man ir pačiam įdomu. O, čia tai yra, matau medučio, aišku. Bet man atrodo, kad jos galėjo ir net suvalgyti dalį savo medaus. Nes kažkaip tai atrodo įtartinai mažai. Įtartinai mažai atrodo. Pikio, tai turi. Normaliai. Nu, davai, eina. Reikia išimti čia kur. Opa. Jo, maistelio nelabai, nors kaimynas tai sakė išsuka. Aišku, nedaug išsuka ten, bet vis tiek. O šitas tuščias aviliukas, nors pradžioje labai gerai su juo jam buvo. Taip jau negali sakyti, kad neturi medučio, bet man atrodo, va čia, kur yra tokios skylutės, tai jos jau pačios maitinasi šiuo metu, bet šiaip tai viržiai žydi, viską tai kaip ir turėtų būti. Bet jau išimu lizdinius rėmelius. O, prašau. Medučio daug nėra, bet yra tokio gražaus, tikrai užakiuoto. O, prašau. Jau čia net subrandintas jisai. O, šitą paimsim. Atakiavimas atliktas ir bandysiu sukti. Ne visi pilni, tokie ganėtinai pustušti koriukai, vienas kitas tik tai pilnesnis, tai nežinau, kiek čia bus. Čia yra miško viržių medus ir jisai labai sunkiai išsisuka, tai neįsivaizduoju, kaip man pavyks jį išsukti, nu, tikiuosi bent lašelis išsisuks. Automatas, kuris reguliuoja sukimosi greitį rėmelių. Kaip jums geruliai? Grįžtu namo, įsivaizduokit, ir tampu globėjų ant lempos. Taip va susisukę. Nu jo, ir čia gerai prisukę. Nu bet tai nieko, čia sutvarkysim, tai dabar nieko negaliu daryti. Laukiu kol. Varys chebrytė. Po padangėm. Nu, tai gal jau varykit, norėčiau susitvarkyti. Balkoniuką, ką? Oi, mažiukai, faini kokie. Žiauriai sunkiai sukosi, dėl to labai daug korių sulūžo.
Ir va, tokių gavosi vaško šiukšlių meduje. Bet dabar va, paėmiau, tuoj išfiltruosim visą medutį. Pažiūrėkim, kaip jis bėga. Va, viržių medus. Oho. Nu, čia procesas ilgas nusimato. Kol jisai jau tirštas. Nu, bet nieko, pabiški nusikoš ir bus gerai. O visą šitą medų reikės išspausti paprasčiausiai, nes va, sulūžę koriai. Nes kitaip tai nepavyks čia. Va, pilnas koriukas, kitaip nepavyks čia nieko padaryti. Nu, gražus medutis, bet jau tirštumo toks kaip želė bėga tiesiog. Labas rytas. Šiandieną važiuoju pas Antaną Šilkūną į svečius. Į radijo stotį Gold FM. Jisai pakvietė. Jau tai buvom sutarę, kad kai grįšiu iš kelionės, mes susimatysim ir pakalbėsim viską. Tai, kaip sakant, kol dar šviežiai grįžęs iš po kelionės, dar įspūdžių pilnas, dar gyveni pačią tą buvusią kelionę, turi daug ką papasakot, daug ką parodyti, tai va tada ir reikia važiuoti. Nes jau paskui po kurio laiko, tai iš tikro tos emocijos šiek tiek taip nuslėpsta ir, na, jau ne tas pasakojimas gaunasi. Tai va, tai mes ir Antano klausėm, ir laive jo klausydavom, ir abudu jo knygą perskaitėm, superinė. Iš tikrųjų, tai va, tai vis tiek kažkokį ryšį va, turim su Antanu. Nu tai ir važiuojam su juo pašnekėti. Pažiūrėsim, kaip man seksis papasakot viską. Technologijos jame bus diegiamos. Taip atnaujinimų bagažo turinys čia bus analizuojamas. Atvažiavam iki Antano, einam pašnekėt. Kur čia Antanas įsikūręs, to pasižiūrėsim. O, Antano rezidencijos, reklaminis stendas, auksiniai hitai. Antanui nešam korį tokį vat. O, Antanas. Sveikas, Antanai. Čia būsimam bitininkui sąlyčios svajonės, kad greičiau pildytųsi. Antanai, vienu žodžiu, forma yra tokia, žinai dėl ko? Nes čia yra viržių medus, aš jo niekaip negalėjau išsukti. Tai yra sunkiai, be galo sunkiai išsukamas medus. Tai tokią formą pakramtysi vietoj kramtomos gumos. Mes gal per anksti biškį atvykom, bet norėjom, žinai, labai į tualetą norėjom ateiti. Atvažiavom iš tokio aulo Dzūkijos, tai tu įsivaizduoji. Antano darbo vieta. Su Antanu net laive buvom. Praktiškai Antanas irgi plaukė į Norvegiją, į Norvegijos šiaurę, nes tai Antano knyga, tai Antano radijos stotis, Antano programos, tai Antanas vienu žodžiu dalyvavo pilnu pajėgumu šitame buriavime į šiaurę. Širdim tai tikrai. Širdim tai tikrai. Ir širdim, ir viskom, nu. O, didžėjus buvo, taip. Su muzika visada geriau. Taip. Ten, žinai, ir yra ryšys. Aš per Bluetooth'ą sujungiu per laivo radiją ir mes klausom Gold FM, pavyzdžiui. Anokia čia reklama, mes tik kalbam apie gerus dalykus tiesiog. Truputėlį, bet aišku, esam dabar tokiam tonuse. Tikrai, kadangi kai tu grįžti, bet aš jau, kaip tau minėjau prieš mūsų pokalbį, aš jau spėjau pasiilgti laivo. Aš jau noriu atgal į šiaurę. Tu keliauji po įvairias sunkiai pasiekiamas vietas, besirgi pėsčiomis perėjęs Baikalo ežerą žiemą, visa ten ta visi šiaurės reikalai. Kaip čia įsipaišė jachta ir Svalbardas? Čia galbūt nuo vaikystės, iš vaikystėje skaitytų knygų, mane visada žavėjo tie tokie šiaurės keliautojai, kurie su buriniais laivais, jie plaukdavo į šiaurę, ten peržiemodavo, nes kitaip judėti tiesiog būdavo neįmanoma. Žiemodavo su ten poliarinės naktis, baltos peškos, na ir pavasarį, atsitraukus ledams, jie toliau galėdavo tęsti savo maršrutą. Tai mane visada tą žavėjo, tai sujungiau pėsčiųjų žygį, su tokiu buriavimu. Nuo to viskas ir prasidėjo, nuo noro, nuo minties, nuo tokios, sakykime, svajonės. Kai tu pradedi gyventi gyvenimą savo laive, tu tada supranti, ką galima, ko reikia ir ko nori. Aš turėjau beveik 500 litrų. 500 litrų? Taip, nes vis tiek buvo mintis plaukti į šiaurę, apiplaukti patį Svalbardo salyną, tai ten vėjų yra labai minimaliai.
Yra labai nemaža dalis reikia motoruoti. Neatsiejama kelionės dalis tai yra procesas. Jam tikrai visada malonu. Man malonu yra kažką pirkti, kažką konstruoti, kažką daryti, kažkur kažką tai pažymėti, galvoti, svajoti ir įgyvendinti ir taip toliau. Tai mes tai ir darysim visą rudenį. Aš ir sakiau savo YouTube'o žiūrovams. Sakau, niekas čia niekur nedingsta dabar. Mes dabar toliau ruošimės, toliau bus turinio visko. Tai aš manau, kad gal turinio nebus kiekvieną dieną, bet tokio įdomesnio pasistengsiu padaryti. Ačiū labai, kad pakvietei, pašnekėjom. Ačiū. Ačiū žlugtuvės. Viskas, iki. Viso. Šiandieną bandysim sukti kabutėse, tai yra spausti viržių medų. Kadangi viržių medus yra tiek tirštas, kad tiesiog neina jo išsukti, jisai neišsisuka visiškai, tai dabar mes jį spausim. Čia yra toksai presas. Va. Čia va tokia koja. Nu, parodysiu paskui, kai spausim jau, kaip čia viskas atrodo, vienu žodžiu. Ir va čia va, jisai bėga, labai gražiai subėga ir kraniukas ir pasistato kibiras. O čia yra rėmai lizdiniai, kuriuose yra, va štai čia va matosi duonelė. Duonelę išpjausim atskirai ir duosim bitėm išlaižyti, o čia štai yra užakiuotas medus. Užakiavę. Prašau. O taip atrodo medutis. Va taip apjaunasi. Jo, dabar vėlos bus atsargiai. Matai, kur vėlos yra? Pažiūrėk, ar nėra čia duonelių. Nėra. Op. Va, pilnas medaus. Pilnas medaus, tikrai. Pažiūrėk, koksai geras šitas. Nu jo, geras šitas, labai gražus. Tai va, tokiais va gabalais, šitus va gabalus tokius va, dėsim gražiai į presą ir spausim. Toliau įmam va tokius gabaliukus ir dedam į šitą va presą ir pridėsim. Ui, Lauk, opa. Nu va, taip daugiamaž to lygiai, kad nesilaužtų presas labai. Pridėjom pilną čia va. Pilną šitą pridėjom presiuką ir dabar bandysim uždėti va. Va čia va įsistato jisai ir dabar reikės įsukti. Presas jau turi įsitaikyti į griovelį. O, gerai, įsitaikė. Nu va, viskas. Va. Įsisuka šitaip, na viskas dabar gražiai važiuoja, tolygiai praktiškai. Iš po lengva presuojam korį. O ir matot, jau po biškutį atsiranda medaus lašeliai. Vienas. Tai va, čia vadinasi toksai viržių medus. Taip yra spaudžiamas. Gerai atrodo. Toksai net kaip drebučiai eina iš tikrųjų. Kranas užsuktas gerai. O kaip krenta. Vienu žodžiu. Va, tas svarbiausia, jisai net nesikošia. Tai čia jau bus sekantis filmas, kaip tas medus košiasi. Nu va taip, stovi, prisikrauni, pilną presą, gražiai bėga ir suki. Iš vieno spaudimo. Po kiekvieno spaudimo čia susidaro susipresavęs vaškas, kurį reikia išimti. Ir tai padaryti nėra lengva, nes šitas presas neišstumia jo. Šita va dalis jo neišstumia. Suprantat, gali sulinkti. Tai visą šitą vašką, va, supresuotą, reikia mesti į kibirą. Iš jo bus lydomas vaškas, šitą korį. Tai čia yra vaškas, tai jisai irgi yra surenkamas. Ir va visą šitą neduotą korį, nes dalis subėga į tą bliūdą, reikia va taip va paimti ir išrinkti gražiai. Ir tada procedūra yra kartojama. Tai va, toks va darbas, spaudžiant viržių medų, vienu žodžiu. Viržių medaus spaudimo romantika. Davai, varyk su to samčiu. Ir ypatumai. Parodyk, koksai skystas ir puikiai besikošiantis. Čiut samtį eina atkelt. Žiūrėk.
Nekratyk pats tegul. Nežinau, kaip išsuksime. Tai yra prakošim dabar įspaustas jisai yra, bet jisai ant tiek tirštas, kad čia yra kažkoks tai kosmos. Dabar paleisk, tegul pats. Nu, nežinau, neįsivaizduoju. Gal reikia vežtis į Svalbardą miškom? Tokį nekoštą. Tai įklimsta miškai tą medų. Toks molis yra, kai Jakutė buvo batų įkišęs, čiutį išėjau, tai čia tą medų panašiai papultum, tai šakės būtų. Viskas čia meduota, žinokit. Visas aparatas meduotas, rankos meduotos. O, net šaudo, girdi. Medus jau yra visas išspaustas ir pirmiausiai jisai bėga per tokį rėtį. Čia paimtos grotelės iš orkaitės. Tada jisai bėga per šitokį štai rėtį, dar smulkesnį. Na va, ir taip visas atrodo procesas, trunkantis 2 parą. Kaip karamelė toksai.